prašyti nereikėtų, bet paskui kažkaip sakėt, kad jausmo prašyti kaip ir viskas tvarkoja. Dėl maldos. Kaip turėtų iš vis atrodyti, man kažkaip labai sunku suprasti. Gerai, kas yra malda, kaip ji turi būti atrodyti, pas ką prašyti ir ko prašyti. Tai pirmiausiai tai, ką mes pasirinkam. Iš tikrųjų, visuma ji yra daugialypė, ji yra tiesiog, ar ne, joje yra daug visokių dalykų, bet ji yra visa absoliučiai vientisa ir iš kurios pusės į ją pažiūrėsi, į kurią vietą į ją atsiremsi, tai nesmė, visa esmė tavo vidinė būsena. Malda yra mūsų vidinės būsenos formavimas ir kada tu pradedi jaust kažką tai savo viduje, vaizduotės pagalba, kažko tai pagalba, tu tiesiog pradedi tai spinduliuoti iš savęs. Ir ta spinduliuoti yra ne kažkur, o toje pačioje visatoje, tame pačiame organizme didžiajame. Ir tas organizmas iš karto jaučia tavo šitą signalą ir jis visada tiksliai įvykdys tai, ką tu išjautai. Tau duos per situacijas, aplinkybės, įvykius, reiškinius atgal tai, kad tu galėtum vėl lygiai taip pasijausti. Tau duos sąlygas patirti dar kartą tai. Tai kaip, ką dabar jauti, tu užsakai per savo auros vibracijas, užsakai tai, kad ateitų į tave vėl šitas dalykas. Tai ir yra malda, tai ir yra pokalbis su Dievu. Tai prašyt čia nieko nereikia, tau reikia tiesiog išsiųsti signalą. Jeigu tu kažko tai nori, tai tokiu atveju tu nori to, ko tu neturi, tu jauti trūkumo jausmą. Noras yra trūkumas kažko. Ir jeigu tu sakai viešpatie, aš to neturiu, man reikia šito, tai tada visata girdi signalą. Man trūksta to. Ir jinai sako, gerai, duosiu tau šitą, ką paprašei. Ir rytoj tu gauni, man trūksta to. Mikronas į mikroną tau bus atseikėta. Tai malda yra ne ubagavimas, ne trūkumo išsakymas. Malda yra neėjimas su problemom ir prašymas duok man kitaip. Nes jeigu tu nueisi su problema, tai tu išspinduliuosi problemą. Gyvenimas sakys, o problemos nori, prašau, tau iš karto ateis lygiai tas pats pojūtis problemos. Jeigu tu nori, kad būtų kitaip, noras būti kitaip, gerai, rytoj tu vėl turėsi norą, kad būtų kitaip. Trūkumo jausmą. Ar tikrai tau to reikia? O va taip tiesiog, va aš galiu gyventi taip ir aš tiesiog jau matau, jaučiu, kaip aš gyvenu nuostabiai, ačiū. Ką tu gausi rytoj? Jau gyvenu, ačiū. Štai kas yra tikroji malda, tikrasis pokalbis su Dievu. Tai nėra žodžiai ir nėra logika. Tikroji malda yra vibracija, jausmas. Ir tiksliau netgi ne pats jausmas, o tavo būsena visako atžvilgiu, tame tarpe ir jausmų atžvilgiu. Jeigu tu jautiesi blogai, tai tu šitą dalyką spinduliuoji ir tu gausi to jausmo dar. Bet jeigu tu žiūri į tą jausmą ir sakai, jausmas yra jausmas, liūdisi kažkur ten viduje, bet man su tuo ramu. Ką tu rytoj gausi? Man su tuo ramu. Va kas yra, ką giliai širdyje jaučiam, kokioje padėtyje atžvilgiu visako, kokią poziciją užsiimam, mes gausim galimybę vėl jausti šitoje pozicijoje. Jausmų atžvilgiu taip pat. Pyktis užėjo, jeigu tu matai, kad tai tik pyktis, tai yra tiesiog normalu, eina, praeis viskas, leidžiu tiesiog pratekėti jam. Tai yra dieviška energija. Ir man ramu su tuo, tu gausi ramybę. Bet jeigu tu pyksti, kodėl aš čia pykstu, aš nenoriu visą. Tu įsigilini tą pyktį, tada tu tampi pykčiu. Ką tu rytoj gausi?
dar pykčio. Pagaunat mintį? Čia ir yra va, ta aukštoji matematika dvasingume. Kaip mes bendraujam su gyvenimu, pasauliu, likimu, gamta, Dievu, kaip mes formuojam savo karmą. Kas yra karma? Priežasties pasiekmės ryšys. Priežastis – tavo vibracija, pasiekmė – atspindys. Viskas. Kaip vieną kart vienas, elementaru. Tik tiek, kad mes nepratę, neturim kvalifikacijos, nesugebėm išlaikyti dėmesio šitame, nemokam to padaryti. Tai ką reikia daryti? Išmokti, ar ne? Sužinoti, suvokti tai, išbandyti ir tiesiog išmokti daryti tai kasdien. Sistemingai nuolatos. Viskas. Mes ir keliaujam šituo keliu.